nuėjo. Reikia biškį pasitraukti toliau nuo galdo. Įjungiu variklį ant silpno greičio. Reikia ir nedidelė ta žuvis buvo, bet žolėse matyt sėdi. Jo, su žolėm tempiu. Na va, pirmoji lydekaitė šiandien. Vėl prie žolyčių plaukioju. Aktyvumas yra. Gaminukas tas pats. Rudenį stebuklus daro šitas gaminukas kol kas. Tai nieko nekeičiu. Lydeka ilga, bet plona. Tai va, kol kas viskas gerai. Dar vieną. Čia praplaukiau 15 metrų kokių ir antras kibimo. Su dydžio, aišku, silpnokai, bet smagu. Atrodo jau 4 laipsniai vandens, tas kibimas turėtų toksai vangesnis būti, bet antra žvejyba visai neblogai. Ir žiūrėkit, atakuoja pakankamai godžiai. Aš prieš tai lydeką iš labai giliai irgi ištraukiau gaminuką. Jos labai aktyvios dabar. Vėl čia reiks pasikankinti truputį, kad paleisti ją. Nu va, graži visa lydekaitė. Sužeista, tik tai jau buvo uodegoje. Ir su dėlėm. Iš tikrųjų keletą dėlių radau, bet nu, kibimas tai neblogas. Gaminukas vis dar tas pats. Ir iš tikrųjų, pagal tai, kaip jį stveria lydekos, tikrai jam patinka. Pravelkiavau dabar visai tokį fainą ruožą, kur man patinka, gaunu ten dažnokai kibimų, bet kibimo nebuvo. Galvoju, pabandysiu, kaip tik vėjas neša, praplaukti ir pamėtyti. O pamėtymui naudosiu savo savadarbius masalus. Pažiūrėsiu, gal sudominsiu kažką.
praėjau šitą vietą velkę, pramėčiau ir vat antrą kartą velkę ir tik tada užkibo. Dydis vėl panašus bus. O, gal ir didesnė. Kažkaip tai neįvertinau aš jos. Visiškai neįvertinau. Čia graži lydeka. Bet pažiūrėkit, ką masalas šitas daro. Čia yra kažkoks kosmosas atradimas. Viskas burnoja. Graži žuvis. Masalas susupa visiškai. Nu čia jau graži žuvis. Aš taip neįvertinau jos pradžioje. Man pasirodė, kad nedidukė visai. Tokios judesiukai aktyvus. Nu va, yra dėlių, bet šitas masalas jas išjudina. Buvo kibimukas. Pagaliau, kurį laiką be kibimo plaukioju. Visai neblogas smūgis buvo. Paviršių iškilo. Kažkaip blogai užsikabino. Kažkokia rimtesnė žuvis toks jausmas. Arba vėl žulėse. Jo, turbūt žulėse. Negaliu iškelt. O, pajudėjo. Liucinė. Mano pirštai neužsipainė. Daviau šansą nueiti lydekai. O, gal ir gražesnė. Buvo kuris laikas be kibimų, čia plaukiau. Bet pagaliau smūgelis geras. Guminukas senas geras. Graži. Na ką, pasiteisino prie krantų bandyti velkiauti. Kažkaip tais gilumoje praėjau vieną kartą, bet nieko. O prie krantų aktyvumas šioks toks yra. Bandžiau mėtyti, su mėtymu kol kas nieko labai rezultato nedavė. Mėčiau mažiau, nes velkiaujant kimbą tai ir tęsiu velkiavimą. Žiemą visada velkiavimas truputį, man atrodo, perspektyvesnis toksai reikalas. Tiesa, velkiauju su viena meškerė, velkiauju arti kranto, nemažai ir tų žolyčių užkabinų, reikia ištraukti, valyti ir norisi iš karto užkirsti žuvį, nes gali į žolės nueiti. Tai viena meškerytė, viskas paprasta, praktiškai kaip mėtymas.
Kol čia mėtau, galvoju, pakalbėkim apie paleidžiamas ir nepaleidžiamas žuvis. Čia komentaruose pastebėjau, kad labai aštri tema yra. Ir iš tikrųjų aš stengiuosi net neatrašinėti tokius komentarus, nes yra taip, kad vieni žmonės galvoja vienaip, kiti galvoja kitaip. Ir kompromiso, kiek aš suprantu, beveik neįmanoma prieiti šitą vietą. Tai aš tiesiog pasakysiu savo nuomonę, kad jūs žinotumėt. Ir jei kažkam ta nuomonė nepatinka, nu tai nežinau, jūsų reikalas kaip į tai reaguoti, bet esmė tame, kad aš žvejoju tam, kad pagauti žuvį ir kad ją valgyti. Man patinka šviežia žuvis, pagauta natūraliame telkinyje. Aš taip nuo mažens augau, tą žuvį valgiau. Ir žvejojimas žvejyba iš tikrųjų buvo didžioji dalis žuvies pagavimo, o ne, ta prasme, pagavimo pavalgymui, o ne tiesiog malonumo kažkokio tai patenkinimui. Aišku, man malonu žvejoti, aš už tai, kad reikia saugoti žuvį, prižiūrėti ir kad jos neišgaudytų ir po to nebūtų ką veikti, bet tam yra įstatymai, jie ir iš esmės turi reguliuoti, kiek to žuvies galima paimti ir panašiai. Taip ir vyksta. Ir aš viską darau pagal įstatymus. Ir tikrai kartais paleidžiu ir tą žuvį, kurią galiu imti, jeigu ten, sakykime, tos žuvies jau turiu pakankamai prisigaudęs ir neplanuoju valgyti. Nėra taip, kad mano šaldiklis pilnas žuvies ir panašiai. Aš tikrai ją visą suvalgau ir ne tiek aš jos daug pagaunu, kaip pagalvoju per visus tos metus. Tai būna rudenį, pavasarį daugiau to žuvies. Būna, kad aš rudenį iš vis irgi nepagaunu nieko, ar ten nelegalias tik lydekas gaudau ir panašiai. Tai tokia yra mano pozicija ir jinai iš esmės nesikeis. Tai aš matau, kad kažką tai skaudina, kad aš imu žuvį, bet kaip ryte čia jau toks mano reikalas yra ir jeigu jums nepatinka, aš nesakau, kad nežiūrėkit ar tenais eikit kažkur tais. Čia jūsų reikalas, kaip jums daryti, bet aš nieko nedarau nelegalaus ir nu, čia kaip kiekvieno pasirinkimas apskritai, ką veikti, ką valgyti. Ašgi nesakau jums, nevalgykit mėsos, nes ten, nežinau, kad užauginti karvę reikia labai daug vandens, dėl to klimatas kenčia ir panašiai ir taip toliau. Čia į tai tikrai neverta veltis ir diskutuoti, tiesiog. Toks yra mano pasirinkimas ir va tiek aš norėjau pasakyti ir nenustebkit, į komentarus tokius nereaguoju, nes aš nenoriu veltis į šitą diskusiją. Tai va, vieną kartą pasakiau ir tikiuosi to užteks. Pagaliau. Ilgokai be kibimo vėl. Na ir mėčiau, bet visgi vėl velkia. Maža žuvytė. Guma ta pati, nieko kito nekimba, tiesiog. Kibinukas. Smagus smūgis, bet neužsivirto. Ką, po truputį baiginėsi žvejybą. Plaukiu link krento. Ką galiu pasakyti, labai viskas gerai, tikrai
Ir praeitą žvejybą ir šią tikėjausi, kad jau aktyvumas bus žymiai mažesnis lydeko, nes vanduo šąla. Dabar 5 laipsniai vandens temperatūra. Bet aktyvios lydekos kimba gerai, tiesa, dėlių nukrapštau truputį nuo lydekų, tai reiškia, jis jau po truputį mažiau juda, bet radau masalą ir viskas veikia, nežinau. Tai labai smagiai pažvejojau, čia iš tikrųjų, kiek aš čia kokias 3 galbūt 3,5 valandos tik tai pažvejojau, pagavau 4 ar 5 lydekas. Kam įdomu masalo, kur įsigyt tą guminuką, kuris man čionais stebuklingai veikia šį rudenį, tai rasite nuorodą prie aprašymų. O šiandien tiek, kitų kartų. Keliai namo kibimuką turėjau. Tas spiningas ne rankose ir iškart nėra pasikirtimo.